Alytaus gido video peržiūros perkopė 1 milijoną. Alytaus gidas – populiariausias portalas Dzūkijoje. Alytaus mieste Naujojoje gatvėje esantis stadionas primena daržą, kitiems jis virtęs trumpesniu keliu į prekybos centrą. Kažkada pirmųjų dirbtinės dangos futbolo stadionų Lietuvoje buvusi aikštė senai išmontuota. Nenaudojamas stadionas greitai užaugo žolėmis ir prarado savo paskirtį. Kaip atgyvinti futbolą, suko galvą ir Alytaus apskrities futbolo federacija ir Alytaus miesto savivaldybė, kuri ir priklauso aikštė. Ledai pajudėjo prieš 3 metus, kai stadionas buvo perduotas Alytaus apskrities futbolo federacijai, kuri žada, kad dar šiais metais į dirbtinės dangos aikštę išbėgs pirmosios 11. Daugelį metų, beveik 10 metų šitas stadionas stovėjo apleistas, neprižiūrimas ir 2013 metų gruodžio mėnesį Lietuvos futbolo federacija kartu su Alytaus apskrities futbolo federacija kreipėsi į Alytaus miesto savivaldybę, kad šį stadioną perduotų futbolininkams ir futbolininkai jį susitvarkytų. Tai visi tie darbai nuo 13 metų diskusijos taryboje ir visokie žemės klausimai tęsėsi iki 16 metų balandžio 18 dienos ir mes balandžio mėnesio 18 dieną pasirašėme žemės nuomos ir prieš tai dar buvom pasirašę pačio stadiono nuomos sutartį. Taigi prasidėjo parengiamieji darbai, buvo pradėti daryti ir jau, kaip matome, jau įrengtos gaudyklės. Statybos darbai prasidės netrukus, tiesa ne viskas sklandžiai vyksta. Niekaip nepavyksta susitarti su savivaldybė dėl senosios tvoros išmontavimo. Nauja tvora jau paruošta montavimui, dalis jos netgi sumontuota, tačiau savivaldybė neskuba imtis darbų, o neaptvėrus statybvietės negalima imtis darbų. Gaištamas brangus laikas. Krūmų jau net prižėlė per tuos 10 metų neprižiūrėjimo, tai manau, kad jau šį rudenį Alytaus futbolininkai galės džiaugtis nauju, moderniu, tikrai labai geros dangos stadionu. Buvo atvažiavę prieš 2 savaitės gamintojai, olandų kompanija, kuri apžiūrėjo, kaip čia viską įrengs. Planuojama, kad stadionas pradės veikti šių metų rugsėjo 1-ąją. Tai bus ne tik treniruotėms ir varžyboms skirta aikštė, jie galės naudotis ir bendruomenė. Šeimų turnyrai vyks mikrorajonų pirmenybės. Taigi veiklos mes nusimetę šiame stadione tikrai labai daug. Naujojo stadiono darbai atsieis 300 000 eurų. Stadiono atstatymo ir rengimo kaštus prisiima Lietuvos futbolo federacija, UEFA ir Alytaus apskrities futbolo federacija. Savivaldybei šio stadiono atstatymas nekainuos nė 1 lito. Apleisti aikštynai Alytuje daugam bado akis, be to visi turbūt prisimena sporto mokykloje besitreniruojančius futbolininkus ir žaidžiančius be vartų. Tačiau paskutiniu metu situacija keičiasi. Mes su meru dar šį pavasarį aptarėm 3 vietas, kur būtų galima įrengti dengtą futbolo maniežą. Jeigu tas projektas savivaldybė įgyvendintų, tikrai, manau, Alytui turėtum vieną iš geriausių futbolo infrastruktūrų ir, manau, sulauktume čia ir treniruočių stovyklų, ir rinktinių, ir užsienio klubai su malonumu atvažiuotų. Mokslo metų pradžiai planuojama atidaryti Vidzgirio ir Jotvingių gimnazijos stadioną. Pirmojo Alytaus stadionas, jeigu jį dar galima vadinti stadionu, taip pat laukia atvykstančios technikos. Alytaus kolegija planuoja turėti 500 000 eurų vertės objektą. Senojo stadiono vietoje atsiras modernus kompleksas su futbolo, tinklinio ir krepšinio aikštelėmis. Darbus planuojama baigti 2018 metais. Čia galės treniruotis ir namų rungtynes žaisti Alytaus kolegijos futbolo komanda, kurios didžiąją dalį sudaro tamsiaodžiai užsieniečiai. O kol grandioziniai projektai bus baigti, būtų labai smagu, kad vasarą leidžiantiems moksleiviams šalia mokymo įstaigų esančiose aikštelėse būtų bent uždėti ne milijonus kainuojantys krepšinio lanko tinkleliai. Alytaus gidas – populiariausias portalas Dzūkijoje.